Taip, aš galiu taip. Taip, gerai. Greit bėgu. Vis tiek kojų nepilnuoja. Tai galima iš viso ant stovinčio. Gerai. Gal aš labai greit vaikštau. Aš jo mėgstu. Nu va. Ką galvoju, lengva? Taip klubus judinti. A? Na jo. Ką, kodėl nebėgioju? Nes aš ir be bėgimo gražus esu labai. Ne. Aš dabar kultivuoju jėgos trikovę, tai ten nereikia bėgioti. Reikia štangą traukt, štangą tūpt, štangą spaust. O jeigu aš bėgiosiu, aš visą savo jėgas ištaškysiu. Taip, kad aš kol kas kardio nedarau, dėl to, kad aš dirbu jėgos, ant jėgos. Čia yra visai kitokie darbo principai. Tai va, aš ištvermės neturiu, aš jau... Kas aš? Aš erelis. Mane daina kokia? Dieve mano. Parepot? Jo, nu tokia yra. Juokauju, ne tokia. Aš nežinau, ten kokios nors užsienietiškos repo dainos. O aš žiūrėjau. When I say buck, you better buck back. Buck back. Mane įkvėpė. Mane įkvėpė moteris. Mane įkvėpė mano rankos, mano kojos. Ir mane įkvėpė geras oras. Ir knygos, juokingos knygos, komedijos įkvėpė. Mane įkvėpė, kas kvėpuoja. Kas? Mėgstamiausia komedija? Molieras, kažkodėl dabar į galvą šauna. Kokia yra tavo mėgstamiausia vieta? Vilniui mėgstamiausia Gedimino prospektas. O labiausiai nemėgsti? Labiausiai nemėgstu Vilniui? Ta prasme, šiaip Vilniui? Oi, nežinau, gal va tokių va apžėlusių laukų, ten kokių nors pramoninių pastatų, žinai. Kokia yra mėgstamiausia tavo sporto šaka? O, aš pavargau. Mano mėgstamiausia, aš daug turiu, svedėjau. Šachmatai labai patinka, boksas labai patinka, sunkioji atletika graži, jėgos trikovė labai patinka, gimnastika sportinė, nesportinė gimnastika. Ne, nu visos sporto šakos yra labai gražios ir įdomios, tik tai reikia jas matyti, grožį. Anksčiau, pavyzdžiui, sunkioji atletika, nu aš galvoju, nu kokia nesąmonė, ten ta štanga raut, stum, bet kai pas pabandžiau, kai įsigilini, yra be galo įdomu ir gražus sportas. Sportuoti geriau vienam? Ką? Sportuoti vienam ar dviese? Sportuoti geriausiai tryse. Nes kai sunkia štangą spaudai, tam vienas prilaiko iš vieno šono, kitas iš kito. Tai tryse. Kodėl iš vis verta sportuoti? Kodėl verta sportuoti? Aš nežinau, gal neverta sportuoti, kam sportuoti. Nes man patinka. Ne, iš tikrųjų sportuoti apsimoka dėl to, kad pasitikrini save, kažkokių atrandi naujų dalykų, kažkokių siekių užsibrėžtų tikslų, kiti dėl sveikatos, aš dėl kažkokių rezultatų noriu. Aišku, sveikata būtų irgi neblogai. Bet sportas, mano pasiekimas, kol kas joks. Bet aš pats geriausias šiaip. Kokį spektaklį rekomenduoji eiti kitą sezoną? Vapščiai nerekomenduoju teatrą eiti, nerekomenduoju. Kam tą teatrą eiti? O kam mane teatre žiūrėti? Sporto salė, tai ne, jau ką. Į visus. Nu kaip rekomenduoju? Visus rekomenduoju, dėl to, kad kiekvienas spektaklis yra skirtingas. Jisai, nu, skirtingiam žmonėm, taip kad. Tai kokį ateisit, nesuklysit. Nepatiks į kitą ateisit, patiks dar į kokį kitą ateisit. Ar jau kas tau neša sėkmę? Sėkmė man neša. Jis. Su tavim. Koks yra tavo didžiausias iššūkis? Mano didžiausias iššūkis šiuo metu. Gali prisiminti kokį nors didžiausias? Ne, dabar mano yra siekimybė. Toks pirmas tikslas pritūpt su 200 kg štangą, paspaust 150 ir patrauk 220, kad vat artimiausiu metu.
Aš taip galvoju, jeigu leis man teatras tai padaryti, tai iki spalio mėnesio. Norėjau varžybose sudalyvauti. Neišeis spektaklis yra. Bet šiaip dėl savęs. Aš nugaliu save. Ai, kaip apibūdinti? Kaip apibūdinti? Ką žinau? Koks jausmas? Aš galiu ir be žodžių, galim? Čia galime ir traumą gal nežinau. Dieve mano, 3 maisto produktai. Tai košė. Ai, dar nefilmuoju. Tai yra košė, mėsa ir aliejus. Ar gali pasakyti greitą Корабли лавировали, да не вылавировали. Skalėje nuo 1 iki 10. Kaip labai dabar nori sustoti? 10. Ne, galėčiau, nes aš realiai čia dabar nustatyta bėgimo greitis 14, bet kadangi mano kojos ilgos, tai nesimato tiesiog dilgi žingsniai, tai... O šiaip 14. Jeigu tas būtų taip... Aš taip normaliai jaučiuosi. Ar gali užbaigti sakinį? Kiekvienas yra savo gyvenimo kalvis. Ir kiek... Tai čia užbaigtas sakinys yra. Kiekvienas yra gyvenimo kalvis ir kiekvienas yra savo gyvenimo šeimininkas. Nu, čia tas pats. Galiu sustot? Ačiū Dievui, mano. Kur čia sustot?